Sveiki, aš Andžiui, tatu meistras iš Vian studijos. Šiandien papasakosiu porą dalykėlių, kaip išsirinkti gerą tatuiruotę ir gerą eskizą. Niekada nesidarykit tatuiruočių, kai pas jūs verda emocijos, kažkokių impulsyvių sprendimų. Kartais gerai, bet reikia iš karto priprasti prie to, kad ateityje jūs galite gailėtis jų, kad jas pasidarėt neapgalvoję. Jeigu jūs priimat atsakomybę už savo veiksmus, kad aš pasidariau dabar impulsyviai tatuiruotę ir jinai man ten po 5 metų neatsibos, tai bus mano atsiminimas, kažkoks štampukas praeities, tada gal, bet šiaip daugelis žmonių pasidarė emocionaliai tatuiruotę, tiesiog jos gailisi, paskui arba šalina, arba ten dengia, coverį, blastoverį, ten belekas, bet tikrai jie jos nenori. Daug per mano praktiką, kiek aš dirbu, tai tikrai didelė dalis gailisi tų impulsyvių tatuiruočių. Nekopijuoti svetimų tatuiruočių. Čia yra toks labai ginčytinas dalykas, daug meistrų pykstasi iš šito klausimo, nes vieni sako, kad kodėlgi ne, jeigu žmogus nori ten dar kažką. Taip, bet visą laiką reikėtų pakeisti bent jau dalį, nes čia negražu prieš tatuiruotės nešiotoją. Nes jisai jau sugalvoja, čia buvo jo individuali tatuiruotė ir jisai turi ją savo. Ir jeigu kažkas nukopijuoja, tai biški, toks minus vibes. Dviem žmonėm vaikščiot su vienodam tatuiruotėm, aš nekalbu ten om ženklai, ten yin yang, dar kažkas, bet ir juos galima išpildyti kažkaip įdomiau, ne tą standartinę kažkokią vektorinę atlikimo techniką, galima kažkaip biškį kažką. Kopijos yra negerai, būkit individualūs, darykit, galima biškį pavogti idėją, biškį ten kažkokią atlikimo techniką, bet pilnai kopijuotas tatuiruotės yra couple tattoos ir matching tattoos. Tėva, jeigu jūs ten brolis ir sesė, jūs tikrai galite pasidaryti tokias tatuiruotės, bet ir tai kartais keliai išsiskiria. Bet žmonės, kurie ten susitiko, draugauja ten mėnesį, 2 savaitės, ten metus, pusę metų. Paskui dažniausiai gailisi jų ir kažkaip reikia perdarinėti ir dar kažką, jau kitos naujos antros pusės pyksta, nes Tai va, reikėtų 3 kart ar netgi 4 kart pagalvoti ar darytis matching tattoos, nes čia yra toks pasiaukojimas kitam žmogui, bet gali būti ir tiesiog geras prisiminimas, bet jeigu jau ten negražiai išsiskiria keliai, tai gali būti jums ir nelabai geras atsiminimas. Labai svarbus momentas išsirinkti tinkamą stilistiką. Žmonės dažnai ateina, tiesiog sako, noriu ten gėlės, dar kažko, ten meistrai rodo būtent tai, ką jie norėtų padaryti. Nėra taip, kad meistras įlys jums į galvą ir sužinos, kokia stilistika jums patinka. Mano didžiausias patarimas prieš einant tatuiruotis, tiesiog pasidėti internete, dabar yra visos galimybės, pasižiūrėti skirtingą stilistiką, kokių gali būti visokių variantų atlikimo. Čia yra dabar beribės galimybės, tu gali pamatyti, koks tau stilius patinka, pagal tą stilių surasti savo atitinkamą meistrą ir jisai išpildys puikiai tavo tatuiruotę. Galbūt nereikėtų eiti pas pirmą pasitaikysi, nes jie ne visą laiką gali atlikti tai, ko jūs norėtumėt būtent savo. Nes stilių įvairovė yra begalinė, dabar jie vis atsiranda, vis miksuojasi, keičiasi, atsiranda naujų, kažkokie grįžta seni, old schoolas, new schoolas, neotradas, tradas, vladas ir ten kiti, realizmas, sigilizmas, nežinau, trash polka. Ką jis ten dar, Japanese, aišku, svarbus dalykas. Nežinau, daug, aš jau net iš tikrųjų nepamenu. Grafika, ten skulptūra, ten
VIP shadingai, ten kažkokie daug visokių. Tai va, įsirinkit būtent savo ir ateikit su šitą idėją. Reikėtų pagalvoti, kaip tatuiruotė atrodys po metų. Čia aš kalbu apie mikrorealizmą. Ne, juokauju. Tiesiog reikėtų paplanuoti, išklausyti meistro, pasiklausti jo patarimų, kaip atrodys tatuiruotė po kažkiek metų. Mes nežiūrim į tokią perspektyvą, kaip jinai atrodys po metų. Kaip jinai atrodys sugijus tik ten po kurio laiko. Taip, jinai atrodys gan gerai, bet jeigu mes žiūrėtume į atkarpą kaip 10 metų, kai kurie jauni meistrai net nežino, kaip jų atrodo tatuiruotės po 5 metų ar ten po 3 metų, ten po 7, nesvarbu. Bet jie daro tam, kad padaryti, bet tatuiruotė turi turėti atitinkamą dydį, nes laikui bėgant dažai plečiasi ir jūsų mikrorealistinė tatuiruotė, liūtas ant piršto, jisai bus tiesiog dėmė, kuri jums nepatiks ir kurią jūs norėsit naikinti, kur vėl reikės leisti pinigus. Todėl reikia pagalvoti, tikrai pasižiūrėti, kaip atrodo sugijusios tatuiruotės internete po 10 metų jūsų pasirinktos stilistikos ir tada pasidaryti išvadas, ar reikėtų jums daryti tos tatuiruotės išsirinkimo vietą, ar jums ten paskui nepakenks darbo paieškose ir panašiai. Įsirinkti meistrą pagal stilių galimai taip, tai reikėtų daryti, bet su to ne visi sutinka, su to yra klausimų. Nes yra žmonių, kurie pasitikė būtent kažkurio meistru ir eina pas jį daryti viską nuo užrašo iki ten realizmo ar ten spalvoto kažkokio old school'o. Yra ir tokių žmonių, bet yra žmonių, kurie eina dėl stilistikos, bet yra arba vieno stiliaus meistrai, arba kažkokie universalūs, kurie gali padaryti viską, bet vėlgi reikėtų surasti sąžiningą meistrą, kuris jums sąžiningai pasakys, aš padarysiu šitą tatuiruotę gerai ir jinai bus graži ir jums patiks. Nes daug yra tokių meistrų, kur sako, taip padarysiu, bet jie padaro. Norėtųsi, kad atrodytų geriau. Bet čia jūsų pasirinkimas. Rinkitės atsakingai meistrus, pasižiūrėkit jo darbus. Nenoriu labai prikalbėti, bet yra meistrų, kurie ne savo kartais nuotraukas įdeda į savo profilius. Tai irgi reikėtų pagalvoti, pasiklausinėti gal kažkokių žmonių kitų, pasiskaityti komentarus apie tos meistrus, nes kartais būna netitinka realybės arba prifotoshopina biškelį. Jeigu jau įsirinkote savo patinkantį eskizą, nebijokit jo tiesiog atsispausdinti ant popieriaus, bandyti išsikirpti, prisidėti. Kartais galima net ateiti į studiją, paprašyti, kad jums padarytų ten grubiai kalkę, stensilą, kad priklijuot, kad pavaikščiot biškį. Tiesiog, kad priprastų jūsų, nežinau, smegenys, protas ir panašiai. Ar jums netrukdys jinai, ar tinkama vieta. Tiesiog leiskit porą dienų savo apgalvoti, ar šita vieta ir šitas eskizas jums patinka, nes atėjus jau po to nebebus kelio atgal. Svarbu nebijot keisti eskizą, aišku, čia meistram nelabai patinka tokie dalykai, bet išanalizuokite eskizą iki menkiausių detalių, nes paskui kaip netektų gailėtis, nes žmonės dažnai numeta atsakomybę ant meistro, jeigu ten būna kažkokie užrašiukai ar dar kažkas, nes meistrai nemoka ten prancūzų, ispanų ar italų kalbų, jie gali padaryti klaidas arba ten kažkokią praleist detalę jums svarbę, tai atėjus į seansą būtina pasižiūrėti, ar gerai paruoštas eskizas, viską išanalizuoti, pasitikrinti 3 kartus ir tik tada darytis tą eskizą. Jeigu kažką reikia, visąlaik sakykit meistrui pakeisti. Geras meistras visą laiką priims jūsų kažkokius pakeitimus ir tikrai jos padarys. Aišku, jeigu meistras sako, kad ne, taip atrodys blogiau, tai reikėtų ir paklausyti jo. Tai čia toks. Pasitikėk, bet reikėtų pasitikrinti visą. Kokia būtų reziumė, nereikėtų skubėti su tatuiruotės pasirinkimu. Jeigu jau paskubėjom, tai reikėtų ją priimti tokią, kokia jinai yra ir tiesiog pasilikti taip, kai gerą atsiminimą. Planuokit tatuiruotės
ilgesniam laikui, tai nereikėtų vaikytis madų, kažkokių stilistikų, ten kažkur pamatėt pas kažkokią žvaigždę, dar kažką. Tatuiruotė yra individualus dalykas, kelkim individualumą, būkime ne kopijos ir darykim tik geras tatuiruotės. Jeigu norite ateiti pasitatuiruoti, tikrai sukursiu jums fainų eskizų, ateikite į Vien Tattoo studiją, pasikalbėsim. Viso.